Gimdos kaklelio vėžys – viena dažniausių onkologinių ligų. Kasmet pasaulyje diagnozuojama apie 500 000 naujų gimdos kaklelio vėžio atvejų. Europoje moteris nuo gimdos kaklelio vėžio miršta kas 18 minučių. Lietuvoje gimdos kaklelio vėžiu kasmet suserga maždaug 500, o miršta 250 moterų. Kartais tikrai nusvyra rankos, kai kalbi apie prevenciją ligos, kuri turėtų būti viena lengviausių. Yra daugybė klastingų ligų. Yra daugybė ligų, kur nėra patikros metodų. Gimdos kaklelio ikivėžinės būklės ir vėžys ganėtinai paprastai diagnozuojamos, nesudėtingi diagnostikos metodai, kurie kasmet vis tobulėja ir atsiranda vis naujų ir tikslesnių, bet mes kaip esam po Rumunijos Europoje pagal sergamumą mirtingumą taip ir esam. Dabar jau galutinai aišku, jog gimdos kaklelio vėžio atsiradimui didžiausią reikšmę turi žmogaus papilomos virusas. Nustatyta per 100 šio viruso tipų. Tačiau gimdos kaklelio vėžį dažniausiai sukelia 16 ir 18 tipų virusai. Kaip apčiuopti šį moterų žudiką? Vienas iš būdų sumažinti susirgimo gimdos kaklelio vėžių riziką – teirauti savo gydytojo apie visus reikalingus tyrimus. Vadinamas ŽPV ir citologinis tyrimai parodo ankstyvuosius patologinius pokyčius, tad yra didelė tikimybė ligą sustabdyti ar pradėti laiku gydyti. Ką gali pasiūlyti mūsų valstybė, tai yra nemokama paprasta gimdos kaklelio citologinį tepinėlį kas 3 metai. Dažnai susiduri su ta situacija, kad patikros programoje moteris dalyvauja nelabai aktyviai. 1 kartą, 2 kartus, kai galima būtų tikrai aktyviau pasinaudoti šitą paslaugą. Kartais būna situacijų, kad moteriai būna nustatyta lengvo laipsnio displazija. Patikros programoje jos pėdsakai yra dingę, praeina 6 metai, jinai turi išplitusi gimdos kaklelio vėžį. Pirmą kartą aš nuėjau prieš 6-7 metus. Pasidariau tyrimą tą, bet kažkaip gimdos kaklelio, tų vėžinių ląstelių. Bet nieko jame kaip ir neatrado, taip ir liko jinai, toliau stebėjimui. Pražiūrėjau, paskui jau kaip nuėjau, paėmė tepinėlį ir nustatė gimdos kaklelio vėžį. Ką mes, Lietuvos moterys, pačios turime žinoti, kad nepražiūrėtume savęs, kad vieną dieną nebūtų skaudžiai per vėlu. Tai liga, kuriai nebūdingas paveldimumas. Tai liga, kurios yra labai ilgas vystymosi laikas, kuriai reikia daug metų. Tai liga, kurios žinomi rizikos veiksniai, kurių galima išvengti ne vienu būdu. Tai ganėtinai nesudėtinga diagnostika, citologinis tepinėlis, atsiradę nauji žmogaus papilomos viruso tyrimai, galų gale imunocitocheminiai tyrimai. Tik reikia apie tai žinoti ir tą daryti. 21 amžiaus tyrimai atpalaiduojantys nuo baimės, įtampos, nemigos, dažno vaikščiojimo pas gydytojus, nes žinai rezultatus ir bent 3 metų gyveni žinodama, jog esi sveika. Jeigu yra jau virusas, tai mes iš karto tą moterį įtrauktumėm į grupę, kurią reikėtų dažniau tikrinti ir sekti jos rezultatus. Ar kinta viruso poveikyje jos gimdos kaklelio epitelis, ar išlieka stabilus. Nes virusas gali persistuoti nuo kelių mėnesių, būti toje ląstelėje iki keliolikos metų ir tik tai tada sukelti vėžinius procesus. Medikai skatinami priminti moterims apie visus Lietuvoje prieinamus prevencinius tyrimus. Ne tik valstybės finansuojamus, bet ir tuos, kuriuos moteris gali atlikti savo iniciatyva. Šiandien, rytoj užsiregistruoja ir pirmiausiai pas ginekologą žiūrėtis. Jokių atidėliojimų, jokių. Žmogus, jeigu gyvas, jis ne tik savo priklauso, jis priklauso ir šeimai, jis priklauso ir savo vaikams. Ir tie vaikai mamos laukia, ir vyras laukia jos, ir visi kiti, jie turi palaikyti moterį ir kviesti ją, sakyti, mama, ar tu šiais metais pasitikrinai? Tai tu duok mums garantijų, kad su tavim nieko blogo nėra.